Taip, dabar keletas uždavinių apie sekas, tai pradėsiu nuo F. Jeigu yra dėsningumas 4, 0, 4, 0, matome, kad vienas narys didesnis, kitas mažesnis, bet jie kartojasi. Tai į ką reikėtų atkreipti dėmesį, aš tiesiog nusirašysiu greitai seką 4, tada antras narys 0, 4, 0. Tai panaši seka būtų kaip 1, -1, tai didesnis, mažesnis, mažesnis. Tai galime atkreipti dėmesį, kad bus naudojama seka -1 pakelta n-tuoju. Tai kai nelyginių laipsnių bus -1, kaip lyginių bus 1. Tai būtų, tokia seka būtų -1, -1, tada 1, tada jeigu kubų vėl -1 ir taip toliau, bet matome mūsų pirmasis narys yra didesnis, antras mažesnis. Tai dabar paimsiu seką -1 ir pradėsiu nuo nelyginio. Tai yra pradėsiu nuo lyginio laipsnio, tam, kad pirmasis narys būtų teigiamas. Tai -1 ar +1 visiškai nesvarbu, parašysiu -1 šį kartą. Tai -1 nuliniu bus 1, tada kai n bus 2, tai -1 minus pirmoju, tai yra -1 pirmoju bus -1 ir taip toliau. Dabar kaip išskaidyti seką 4, 0, 4, tai irgi reikia pagalvoti apie kitokius skaičius, kad, pavyzdžiui, kažką jeigu pridedu, gaunu 4, jeigu kažką atimu, gaunu 0. Tai šiuo atveju aš galiu išsiskaidyti persirašyti pirmąją seką, paraduotą seką į 2 + 2, 4. Tada antrasis narys bus, kad padaryti 0, paimsiu 2 - 2, 2 + 2 ir taip toliau. Tai iš ko dabar išeina? Mes galim parašyti, kad dvejetas visą laiką kartojasi, o matom +2, -2, +2, -2, jie keičiasi ženklais. Kas kiekvieną narį. Tai bus dvejetą pasirašau, plius ir 2. Ir dabar jeigu man pirmajam naryje reikės, kad ženklas būtų teigiamas, tai aš tiesiog pasirašau -1 pakelta n minus pirmoju. Ir viskas, čia mūsų tokia seka. Tai bus 2 + 2, tada antras narys bus 2 - 2, trečias narys vėl 2 + 2 ir taip toliau. Tai čia mūsų tokia bus seka 2 + 2. Pataisysiu dvetą, kad atrodytų labiau į dvetą, nei į z. 7a būtų sprendžiamas taip. Toliau 8. Tai 8 ką pastebėti, jeigu yra trupmeninė ir dėsningumas atskirai skaitiklyje ir atskirai vartiklėje, tai susitvarkom su skaitikliu. Aš parašysiu, jeigu A seka iš sekos B padalinta, dabar seka A bus, jeigu 1, 3, 5 sekantis, tikriausiai aš kaip suprantu, turėtų būti 7 ir taip toliau. Tai matom tiesinė seka, kartojasi yra dėsningumas +2 nuo kiekvieno nario. Tai turim žiūrėti į seką 2n. Dabar kaip iš dvejeto pritempti prie vieneto, tai jeigu paimsime 2 - 1, tai 2 - 1, tai -1 atėjame iš 4, gausim 3, -1 iš 6, 5 ir taip toliau. Tai sutikrinam, kad skaitiklio seka bus 2n - 1. Tai galiu įrašyti skaitiklyje bus 2n - 1. Dabar vardiklio seka. Vardiklio seka bus 4, 9, 16 ir kaip matau visi šie skaičiai yra kvadratiniai. Tai kažkoks skaičius pakeltas kvadratu. Galiu pasikeisti 2 kvadratu, tada 3 kvadratu,
trečias narys bus 4 kvadratu ir taip toliau. Tai matome, jeigu trūksta mums vieno kvadrato, tai aš galiu tiesiog paimti kaip n plus 1 ir viskas apskliausta pakelta kvadratu. Nagi mums reikia pradėti nuo dvejeto kvadrato. Tai viskas, tai paseka bus n plus 1 pakelta kvadratu.